pakeitus dabarties vibracijas čia ir dabar, ar ne? Keičiasi ir praeitis, ir ateitis, keičiasi persiša visa matrica. Taip. Vadinkim praeitį gyvenimai ir ateities gyvenimai. Aš manau, kad daugam tai nuskambės kaip ką, apie ką čia, kur mes. Tai va apie tą dabarties momentą, apie tą koncentraciją, jo svarbą. Ja, tai jau kaip ir sakiau, protiškai paprastai, materialiai žiūrint per patyriminę perspektyvą, mes suprantame, kad vakar dienos neegzistuoja, rytojaus dar nėra. Tai irgi turime įsivardinti, kad neegzistuoja. Visi labai aiškiai žinome, kad egzistuoja tik čia ir dabar momentas. Yra vienintelis tikras, ar ne? Šitoje realybėje užčiuopti ir šitame suvokime pagauti esamą. Tačiau dvasinėje perspektyvoje visos laiko juostos yra vienu ir tuo pačiu metu vienodai svarbios ir galingos. Tai reiškia, kad egzistuoja ir praeitis, egzistuoja įgalinama egzistuoti per čia ir dabar aspektą ir ateitį. Kaip tai vyksta? Čia ir dabar būsena, būvis, kaip vibracija, dabartinėme esminėme laike ir šitoje konkrečioje vietoje, tai vat visos šitos dalys yra pačios svarbiausios šią akimirką. Čia ir dabar. Taip kaip aš vibruoju, ką aš jaučiu, kokį aš ketinimą netrukus kursiu arba užsiemu ketinimo kūrimo, kuris į kažką tai žada virsti, kokia yra svarbi žinutė, iš ko, kur mano yra atspirties taškas. Aš vibruoju, aš ketinsiu iš perspektyvos, kokia aš buvau ir susidariau iki dabar savo esmės. Tai reiškia, visi mano patyriminiai laiko momentai yra labai svarbus, kuo aš esu dabar. Iš to, kuo aš esu dabar, pasiėmusi savo visą bendrą vibraciją, kaip aš sudaryta, ką aš vibruoju, kas manyje gali vibruoti, ar ne, iš savo netolimos gal praeities, bet ką tik vykusio kažkokio tai veiksmo. Bet tai jau yra vis tik vienaip ar kitaip praeitis. Aš vibruoju dabar, kuriu ketinimą, nes jisai dažniausiai eina per mintį, o ta mintis turi sąsają su mano praeitimi. Gal man kažkas paskambino, pasakė, gal man davė užduotį, gal aš įgavau įkvėpimą iš savęs, ne be išorės pagalbos. Aš kuriu ketinimą, kur mano ketinimas per šitą vibraciją, kuri dabar manyje vyksta, duoda užmojį ateičiai. Tai čia ir dabar momentu iš karto pradeda potenciale egzistuoti ir ateitis. Tai štai kur šitas momentas, va čia ir dabar yra labai svarbus. Pas kai kurios žmonės, kurie dabar stebės mūsų pokalbį, iššaudys čakros ir įvyks tam tikras galingas sprogimas, kas yra vadinamas suvokimu. Ir kaip iš tiesų užčiuopti, ką reiškia būti čia ir dabar. Turėti suvokimą, ką aš dabar darau, kokia yra mano esmė, nes aš tai nešiu sekančiai. Vadinasi, čia aš darau pasirinkimą, kolega šiuo metu poilsiauja su teigimu, kad pasirinkimo nėra. Čia ir dabar aš darau pasirinkimą, užčiuopiant, ar teisingai netgi jį darau savo vakar dienos poveikio pagalba, pavyzdžiui. Ne? Jeigu aš esu tik veikiama vakar dienos, aš galiu daryti neteisingą pasirinkimą. Bet jeigu aš mąstau, aš darau pasirinkimą. Aš galiu padaryti klaidingą pasirinkimą. Čia irgi yra faktas. Galiu padaryti labai teisingą pasirinkimą, kurį aš vertinsiu tik tai ateityje. Čia dabar net negaliu tą žinoti. Aš čia mezgu, rezgu ir kuriu ketinimą tik iš to, ką vibruoju. Galiu ir klysti, galiu ir ne. Turiu tokį, darau tokį pasirinkimą. Ne? Ir nešu į savo ateitį kaip potencialą, kas turėtų iš to įvykti. Paprastai žmogus kuria savo likimą kas minutę, kas akimirką, kas valandą netgi, ar ne, žiūrim, kokie vienose veiksmuose mes esame labai budrus ir stebintis ir save, ir visą veiksmą, ir kas jame dar dalyvauja.
Kartais mes darome veiksmus visiškai iš automatinio režimo ir nestebim, bet jie lygiai taip pat formuoja likimą, kaip ateities žinutę mums, dėl mūsų, mumise. Noriu paklausti, ar tai reiškia, kad tas pasirinkimas, kurį padarysiu dabar, gali mane perkelti visai kitą likiminę juostą, vadinkim? Taip, ir ne tik. Taip, ir ne tik. Ne tik į likiminę juostą. Gerai, tik į likiminę juostą, bet aš tada iš karto išplėtiu žodį likimas. Likimas nėra tik ateityje. Likimas yra ir praeityje, kas liko. Tai reiškia, kai aš darau kaitą likimui, kuris yra ryt po ryt ar už metų ketinimas, kuris įgaus materialią vertę, tai yra, pamatysiu tai prasmėje kažkokioje, ar ne, tai iš karto daro kitimą ir tam, kas liko mano patyrimuose. Tai reiškia, kad čia ir dabar įmanomas yra perrašymas visų laiko juostų vienu ir tuo pačiu metu, sulig vibracija, tiesiog sulig vibracija. Užrašomas yra mano likimas, kuris, pavyzdžiui, yra perrašomas, mes nepatikrinsim tiesiog to, bet jis yra perrašomas mano prieš tai dienos jau duotai intencijai, ar ne, šiandieną aš stipriai susikoncentravau, pakeičiau ketinimą tuo pačiu klausimu ir ten likimas persirašė. Kuomet jau imu tvirtinti, tai reiškia, dažniau šitą projektą kaip ketinimą globoju savo mintimis, darau atitinkamus veiksmus, susitinku su atitinkamai žmonėmis, bet nekintu jų įtakoje, o stiprinu, tai yra dar labiau galbūt netgi keliu vibraciją, ne? Ten užsicementuoja ir šitas veiksmas būtinai pasitvirtins laike. Lygiai taip pat perrašinėju savo praeitį ir galbūt va čia toje erdvėje įvyksta toksai savo kažkokio tai įsitikinimo, kuris mane ribojo. Pavyzdžiui, ateina toks įrodymas, man visi sakė, kad aš būsiu nevykėlis. O aš čia pagalvojau, kaip aš galėčiau, kokį planą turėčiau sukurti, kad padaryti tą ir gautųsi labai įvykusiai. Žiūrėk, aš turiu tiesioginį įrodymą, kaip stipriai pavyko man būti. Ar ne? Išsitrina nuoskaudos, išsitrina ribotuvai, su kuriais tu, pavyzdžiui, ilgai galbūt gyvenai, daug kas tavyje pasikeičia. Ir pasikeičia ne tik tavo mąstyme apie save per savivertę, kad, pavyzdžiui, užaugini savo savivertę su tuo patyrimu, ar ne? Tai pasikeičia tavo sielos informacinėme laike, kuomet jau darant kitą įsikūnymą, tai reiškia patiriant reinkarnaciją, ta kitoji sekanti inkarnacija bus apie tai, kad tu esi labiau evoliucionavusi siela arba brandesnė, arba platesnė ir su didesnė sąmonės galimybė. Štai kaip viskas iš tiesų keičiasi. Ir tas pats žmogus, ta pati mąstanti būtybė, ji gali iš tikrųjų taip stipriai save įgalinti. O įgalindamas save, tu įgalini visuose savo laikuose. O svarbiausia, žinoma, vis tik yra visada į priekį. Alfreda, ir dabar taip įžeminant, tiek, kiek kalbėjom, iš tiesų labai didelis turis išėjo informacijos, net nepavadinsiu, kažko. Bet jeigu žeminti tokį taškelį, kaip suprasti, kad pasirinkimas, kurį, tarkim, renkuosi dabar, tas sąmoningumas, vibracijų kelimas momente, kad va šitas yra teisingesnis negu kitas, tarkim, renkuosi iš dviejų, ar ne? Tai gali būti kažkokie labai būtiniai dalykai, gali būti susitikimai su žmonėmis, gali būti darbo pasirinkimas ir taip toliau. Koks būtų nukreipimas žmogui pasirinkti tinkamai, padaryti tinkamą sprendimą? Toks labai žemiškas, bet toks kasdienis. Jeigu tu būtum gyvūnas, tu niekada nežinotum, ar tavo pasirinkimas į uolą ar iš uolos yra teisingas, į kairę ar į dešinę yra teisingas.
Todėl, kad iš esmės, ko trūksta iki gyvūno, nuo gyvūno iki žmogaus, tai yra jausmo žinutės. Paprastai žmogus, darydamas pasirinkimą, jame yra visada lydintis jausmas. Ir šitas jausmas yra labai labai tikras, tikrą menantis. Tai reiškia, kad mes nesirenkam suklysti arba nesuklysti. Mes renkamės čia ir dabar teisingo pasirinkimo buvimą, kuris galbūt kažkada gali nueiti iki klaidos. Tai nereiškia, kad tai buvo neteisingas pasirinkimas. Galbūt neteisingas pasirinkimas dar kažkur pakeliui atsitiko, ar ne? Bet kur daugiau ar mažiau visada save paisyti, kaip pakeliai neatsitiktų neteisingo pasirinkimo, arba leisti savo būti pakankamai atsakingų kiekvienam savo pasirinkime, tai reiškia įsiklausyti į tave lydintį jausmą. Jisai išplečia ribas. Bet yra kažkas nuostabaus kaip euforinė žinutė, kuri nėra iš išorės gautos žinutės, kuri tavyje pakelia euforinį dažnį, bet tavo mintis, kuri yra kaip savotiškas atradimas arba tam tikras nušvitimas, tu ateini iki tam tikros minties savo viduje ir padarai atradimą su tuo lydinčiu jausmu, jog jisai išsiplečia tavyje. Dar kartais taip yra vadinama, kad aš negaliu nedaryti, aš negaliu neiti, aš negaliu sustoti, aš negaliu nedainuoti. Šiaip kol tu gali nedainuoti, nedainuok. Net jeigu ir balsą galbūt turi. Kol tu gali nedainuoti, nedainuok. Bet ateis tas momentas, kuris viskuo, kuo tavo vidų tiesiog per jausmą išdraskys, jog aš žinau, kad aš galiu, aš žinau, kad aš noriu, aš žinau, kad reikia. Ir net jeigu nebus nei vieno kito klausytojo, aš vis tiek pakankamai arba absoliučiai gerai jausiuos uždainuodama. Tai reiškia, kai tu esi visiškai tikras, bent jau tuo metu, nes jūs gausite tokių patyrimų. Visų pirma, protas save bandys paneigti. Antras dalykas, išorėje atsiras stabdančių komponentų, kurie tau iškels dvejonės klausimą, reikia, nereikia, tikrai, netikrai, ar verta, ar neverta, ar pajėgsi, ar nepajėgsi, tai yra nuolatos lydinčios papildomos mintis. Bet jausmas yra vienintelis tikras, kuris tau iš tikrųjų ir parodo arba užtvirtina ir tuo pačiu įgalina veikti taip, kaip dabar sumąstai. Todėl, kad jausmas yra didžiausias motivatorius. Jis iš karto užkelia energijos lygmenį ir jeigu tu tik tai sudvėjosi ir leisi tom lydinčiom mintim, gal nelaikas, gal nepakankamai, mes turime liksą. Gal nelaikas, gal nepakankamai, gal dar ne dabar, gal teisingai sako tie, kurie sako, kad nereikia, ar ne, kad neverta ir panašiai. Jeigu tu labiau pasiduosi šito mintim, tavo jausmas bus antraplanis ir iš tiesų pakankamai nebejaučiamas. Tada tu sudvėjosi, nebedarysi ir tu nebežinosi, kur tu pasimetei. Čia būtų buvęs geras, teisingas ėjimas, bet tu jau nuėjai ir tavo vibracija sužemėjo visų pirma. Iš žemos vibracijos nereikia vykdyti jokio ketinimo. Tik iš tos vibracijos, kur ketinimas suvibravo. Tai reiškia, visiems daugiau ar mažiau reikėtų suskubti darime. Nėra rytojus, nėra palauk, nėra dar kažko. Bet rytojus iš karto pradeda egzistuoti, kuomet aš nepaleidžiu jį kurti dar dabar, čia ir dabar. Nuskambėjo taip, kad kaip tik nesulėtinti, žinai, ne toksai sulėtėjimas, o kaip tik atėjo suvokimas, atėjo noras panašiai, dvejonės ten kažkur mirga, bet tu tiesiog eini veiksmą. Kažkaip taip man nuskambėjo. Šiaip iš tiesų kūryba nevyksta mąstyme. Mąstyme vyksta mąstymas. Kūryba vyksta veiksme. Tai reiškia patyrime. Ne veltui yra pati turbūt garsiausia, tikrai beveik kiekvienas yra girdėjęs tokią žinutę kaip negalutinis taškas, ne pats tikslas tave daro laimingu, o kelionė į tai. Patyrimas. Tai reiškia, kad suskub patirti, nes vien tik tai mintyti apie tai, tu visada jausi nepakankamumą. Todėl, kad žmogus
turi visus įrankius imtis darymo. Darymas išlaisvina, darymas sukuria rezultatą, nes kurti tik tai svajonę kuriasi be tavo tos pilnavertiškos kūrybos, kaip laisvos valios įgyvendinimo. Svajonę tu gali net ir pasiskolinti, tau net nereikia sukurti savo svajonę. Tu gali svajoti apie tai, apie ką kaimynas svajoja. Tada ilgas valandas leisti susitikus prie tvoros ir kalbėti apie savo svajones. Iš tiesų vis tiek niekas nevyksta. Bet jeigu tu ten tuo momentu daliniesi mintimis, nenustebk, kad tavo mintis netrukus bus tau pamatytos, nes kažkas jas įgyvendins. O įgyvendins tas, kuris nepabijojo savo jausmo, jame irgi jisai ganėtinai galingai užmanifestavo, užrezonavo, ar ne, ir jisai ėmėsi veiksmo. Kūrėjas yra jisai. Jo, gražiai įdomiai susiveda į tai, kad sąmoningumas, tas buvimas savyje, jisai apjungia ir jutimą, visus pojūčius įjungia ir mąstymą įjungia. Viską kartu. Žodžiu, kad veiksmas yra neatsiejama dalis. Taip. Buvimo akimirkoje. Veiksmas yra gyvenimo patyrimas. Todėl jis yra tiesiog būtinas, kad žmogus pilnavertiškai išjaustų save. Pilnatvė yra iš tiesų apie tai. Apie mąstymo galią, mąstymo įvertimą į materiją ir galiausiai užčiuopimo rezultate. Tada belieka džiaugtis rezultatais ir nenustoti kurti. O tai galima pasakyti, kad tas, kuris aktyviai veikia, tas ir yra sąmoningas, tas ir gyvena. Ne, šitaip absoliutinti tikrai negalima. Todėl, kad čia yra tiesiog energinis potencialas, vienas yra aktyvesnis, kitas yra mažiau aktyvus. Ir dabar, jeigu taip suabsoliutinti, kad tas, kuris yra labiau aktyvus, tas yra labiau kūrėjas, tai tikrai ne. Čia verta labiau įsiklausyti, dar truputį 5 minutės gal atsukti ir įsiklausyti tiesiog, kaip tampama kūrėjai. Veiksmas yra būtina sąlyga. Aktyvumas yra truputį kas kita. Tu gali būti labai aktyvus ir nieko nesukurti. Šiandieną daug išgirdau, išjaučiau, išbuvau kažkokia tokia erdvė, kur bemintė erdvė, tokia klausimo erdvė ir manau, kad tai susigulės. Kad pavirs veiksmų, vadinkim, sąmoningumo lygmenių šiek tiek gal naujų. Labai norėčiau dar iš tiesų paraginti žiūrovą, kuris tai žiūrės. Parašykite savas mintis, kaip jūsų mąstymas išsiplėtė, gal susijaukia, gal dar kažkaip suveikia, ar ne. Gal kilo papildomų klausimų, kurios, pavyzdžiui, jeigu mums abiems bus toks vedimas, jog mes ir toliau tęstumėm diskusiją arba pokalbius apie tai, šiaip nei vienas, nei kitas žodis nėra visai tinkamas, bet visgi tai yra pakankamai suprantama. Taip. Tai leiskit savo pasireikšti. Esat kviečiami, laukiami ir maloniai priimami. Aš tuo pačiu priminsiu, kad Alfredą nesunkiai rasti internete, įvedę Alfredą Medanadį arba užėję puslapį Sąmonės galia. Apie mane kviečiu pasiskaityti Vilma Light puslapyje arba irgi tiesiog paieškojus, paguglinus socialiniuose tinkluose. Labiau iš tiesų mane pačią, tai yra daugiau pamąstymo vertų minčių, įgarsintų, tai Instagramo erdvėje Alfreda Menhanadi arba Menhanadi apačioje brūkšnelis 777, ten yra mano erdviniai namai, kurie tikrai daug manęs ir per ten visus kitus kanalus irgi taip pat pateksite. Ačiū Vilma tau, buvo be galo šilta, malonu, gera ir nežinau, kaip mes šią valandos ir trupučio laiką patyrėme nuostabiai, kuris, aišku, prabėgo kaip akimirka. Tai ačiū tau už gylį. Ačiū tau, kad daliniesi. Ačiū tau. Iki sekančio. Iki.